jeigu man pavyks filmuoti video YouTube'ai. Sugalvojom įsigyti apleistą sodybą. Sveiki atvykę į mano sodybą, į mano kaimą. Viesatas yra. Žodžiu, čia belė kaip televizija traukia, žinai. Tokia pornografija. Patys pirmieji darbai buvo visą chlamą išnešti. Jau pirmą kartą gyvenime genėjau, bet nudžiuvo. Senovinė plytka. Metų statinys, tai tualetas, kurio taip ir nenugriau per laiko stoką. Labą dieną. Mes jau atvykom į kaimą. Ne? Ir norim labai jums visiems padėkot, nes pirmas video surinko net 14 000. Ir dar žefyrų. Jo, viską turi, ne? Taip, labai daug. Gerai, dabar aš noriu visiems padėkot už peržiūras ir naujus 500 virš followerių, kurie pasiekė mus YouTube'ai. Tai vadinasi, tikrai yra kam toks kontentas tikrai patinka matomai. Ir keliausit kartu su mumis turbūt, stebėsit kažkiek mūsų. Nes čia darbo iki pensijos turbūt bus. Ok, o šiandieną eisim žiūrėti, ką darysim. Dukra vaiposi, atvykom dviese šiandien, ne? Taip, mama tai neatvykusi sesė. Nu tai per šalta. Bruno negalima. Jo, Bruno grįžo iš veterinarijos ligoninės, ne? Taip. Labą dieną, mes sveikiname su Katinu. Ką tik iš veterinarijos, yra šeštadienis. Turėčiau būti kaime, bet nesu, nei penktadienį nebuvau, nei šeštadienį. Nes ne tai, kad reikalai, bet jau kitos problemytės. Katinas apsirgo, žodžiu. Ir dar tokios ligos aš nesu matęs, kas mano katinui. Žodžiu, pas mus, kaip buvau minėjęs, šeimos pagausėjimas buvo prieš 1,5 mėnesio, o katinui stresas ir nuo streso išsivystė šlapimo pūslės uždegimas. Tai dėl to mes gavom krūvą vaistų, žodžiu, namų gydymas dabar, vakar ir užmigdytas buvo, nes nesusitvarkęs su jo, nu žodžiu, kaip dienelės, taip vis naujos problemytės. Ok. Tu neturėjai Jonavoj. Jo. Kur mes visi dieną perkam maistą. Jo, ten maistą katinui valgyti perkam, ne? Taip. Gerai, tu eisi žaisti, ne? O aš šiandien eisiu bandysiu šienauti kažkiek, nes jau vėlų gan ir kažką dar pasidaryti. Tad judam. Kiekvieną kartą šitai senukiai reikia dasipilt tepaliuko. Ir tada gal šiuos metus dar jį man kažkiek atitarnaus. Tai vat būtent šienavimas čia atima didžiausią laiko dalį. Tai dabar gerai, dabar ruduo jau ta žolė nebe taip augs, tikiuosi. Gal koks prieš paskutinis čia šienavimas bus. Šiandien šeštadienis, gan vėlai atvažiavau, nes kačiukas buvo veterinarijui, tai nespėjau. Nu bet bėgu tada šienaut, kad galėčiau rytoj atvažiavęs kažką, galbūt prie verandos prieisiu, bent jau pagalius įsinešiu tuos kurodžių. Čia su pirščiuku. Žodžiu, lekiu šienaut toliau.
Praeitą kartą nuo žmonos biški velnių gavau, kad lysvės pakeltas nufilmavau, nesutvarkytas. Agurkai nupiepę buvo jau nušalę beveik. Tai va žodžio ir praeitą kartą sutvarkė, tai filmuoju, sutvarkytas tada. Žodžiu, ten dar liko tuos nuskinti ir bus žiemą jau paruoštos lysvės. O šiaip, kai šienauji ir smagus labai dalykas yra obuoliukai. Eisiu griebt, nes šaudo ir pūna jie čia, nu žodžiu. Praeitą kartą sugrebėm, nežinau kiek tačkių išvežėm, bet vėl reikės. Šienaujau jau nepilnai 3 valandas kažkur. Ir va sakiau, galvau, saulėlydį parodysiu. Ta, kur sakiau, praeitam video, kad žiauriai gražus saulėlydis, bet debesis užstoja tą visą grožį. Nu, kitą kartą parodysiu. Pradeda jau temt, reikia eit pabiškį tvarkytis, nes su dukra atvažiavau maža, tai reikia pakuoti šmutkės pabiškį. Nu, dar gabaliuką liko nušienauti ir reiks važiuoti namo pabiškį, nes jau po 7. Bet pavyko nušienauti šiandien kokius 7 procentų sklypo, tai rytoj reiks anksti atvažiuoti, užsibaigti ir galima bus eiti prie verandos. Na va, apsišienavo daug kas, biški vaizdas geresnis, bet pamiršau, kad dar obuolių turiu priskinti. Reikia obuolių priskinti. Nelabai čia ir skinti reikia, guli visokių gražių. Žemės pilna. Tai aš geriau parinksiu biški, man mažiau reikės po to rinkti juos. Visai skanus obuoliai. Kas iš jų gerai, tai pyragas, obuolių pyragas arba kompotas labai skanus gaunas. Tai va pririnksiu, parvešiu. Opa. Apsišienavau kažkiek šiandien, obuolių parinkau. Važiuot reik namo ir tęs darbus rytoj. Nu, Ema, prisibuvom kaime, ne? Tai. Tamsu pažiūrėk kaip. Normaliai, ne? Tamsu, važiuojam namo, ne? Tai nusipirksim kapustą. Kopūstų reikėjo. Važiuojam namo. Kokį gilio kapustą. Labas rytas, sekmadienis. Atvažiavau šiandien anksčiau, nu kaip anksčiau, po 10 biškelį ryto, nu tai čia vis tiek su vakar palyginus, tai daug anksčiau. Pas mane mieste saulė švietė, čia vėjas apsiniaukia, tai įdomiai. Bandysim damušti šiandien žolę ir daeiti iki verandos. Gal pavyks man išsinešti tą visą chlamą. Čia mačiau, kad žmonės rašėt, kad nemesk, pasilik šitą visą. Tai taip, aš jas pasiliksiu. Šitas visas medienas pasiliksiu. Aš jų nemesiu, tiesiog aš noriu jas į tą tvartą susinešti. Kažkur, kad sausai būtų, bet nes čia neprieit, neina prie nieko. Reikės ruoštis pabiški čia viską griauti, visą tą dalyką. Tai dabar tikslas šiandien damušti žolę ir va šitą visą jovalą išsinešti. Kol dar rytas ir dar ant žolės tokia rasa yra, dar palyginus vėsų, tai nešienausiu dabar, bet eisiu tvarkyti šito jovalo.
tačkė labai didelė. Pernai pirkau už 13 eurų senukose. Didžiąją dalį jau išsinešiau šiukšlių tų visų. Dar kažkiek liko surūšiuoti į šiukšlynus. Statybinės atliekas. O dabar pirigūras reikia eit biškį pailsėt. Kažkur apie 1,5 valandos jau čia dirbu. Reikia eit pailsėt. Įskrenda gerės jau turbūt. Skanios kavelės, gardžios dienelės darau. Ir iškart dienelė pagerėjo. Kaip ir sakiau, pirmai buvo apsiniaukę, dabar išlindo saulė, tai labai gerai, galima bus eit šienaut. O taip pat noriu keletą komentarų. Mačiau, kad rašė statybininkai išmanantis viską, tai kad geriau griauti tą namą ir statytis pagal tą planą, koks yra viską per naujo, nuo nulio. Tai gal ir sutinku, bet nelabai mes pirkdami planavom, kad mes čia gyvensim ir dar šiuo metu neplanuojam. Tiesiog planavom, kad čia bus sodyba. Tai reiktų tikrai staigiai didelių finansų tam dalykui, kad griauti ir statyti per naujo. O dabar, kad ir tvarkysim, kad ir bus viskas brangiau, bet tai nereikalaus mums tų finansų staigiai didelių. Viską galima daryti palaipsniui po biškiuką. Tai vat, kol, tarkim, dabar finansai tvarkosi, kol laukiu ten žmonių, kurie įvertins, ką toliau daryti, kurie patars, tai aš darau tokius darbus, kurie nereikalauja man finansų. Tai griaunu, ką pats sugebu. Ateis žiema, eisiu sodą tvarkyti, tas medžius, dar kažką. Yra tų darbų čia begalės ir kurie finansų nereikalauja. Tai tame ir romantika čia yra. Mažai žingsniukais, po biškiuką tą sodybėlę tvarkytis. Gamtą mes turim, tuo labiausiai mums reikėjo. O namas palauks. Po biškį, mažai žingsniukais nusigriauti tą verandą, tada galvoti apie sekančią tą prieangį, jį tvarkyti, tada grindis. Mažais žingsneliais. Ir galbūt pasidarysim. Laiko turim pakankamai. Į sveikatėlę. Jau galvojau, nedaug liko, išsigriovau senelį ir vėl belekas. Judam toliau. Šiandienos planas atlaisinti šitą visą klamą, kas čia buvo, iki tiek prikrauta. Pavyko. Labai gerai. Galima eit bus šienauti dabar. Ir laukt pagalbos, kada galėsim pradėti šitą visą griauti, nes vienam biškį sunku čia bus tuos visus perdengimus perdaryti stogo. Tai va, sulauksiu pagalbos, kada perdėsim stogą, nes čia reikia nusigriauti, vienam biškį sunku ir tada galima bus pradėti pilnai griauti šitą verandą. Ką, reikia eit griebti obuolius. Viską pasidariau, ką planavau šią savaitę. Nusišienavau, susivežiau visą medieną iš tos verandos. Biškį padirbėjau normaliai. Šiandien 6 valandas, taip non-stop beveik. O ką, kitai savaitai bandysim tvarkyti šitą namelį.
Mažas jisai, bet norisi pasidaryti, atsisėst, kėdę, staliuką, viską turim, reikia visą bardaką susitvarkyti, tai tikrai bus ką veikti, reiks vieną lovą išnešti, nes čia yra dvi, dar viena guli mano, žodžio, bus ką veikti ir kitą savaitę. Tai ačiū visiems, kurie ir antrą video pažiūrėjote iki galo. Ačiū komentuojantiems, ačiū naujai prisijungiantiems, kurių net buvo virš 500 ir jau mačiau, kad video peržiūrėtas 15 000 kartų, ko visiškai nesitikėjau. Nesitikėjau, kad bus toks susidomėjimas. Galbūt kažkas nusivils, galbūt galvos, kad aš grandioziniam statybom užsiimsiu, bet ne, taip nebus. Čia viskas bus ilgai ir po biškį. Kas man liko? Išsivežti plastiko konteinerį, liko dar nesąmonės iš mašinos įsikrauti. Visiems gero ateinančio pirmadienio ir jeigu pavyks, bandysiu kitai savaitai, kitam sekmadieniui sukurti ir toliau seriją. Tai ačiū dar kartą visiems ir viso. Žinot, dar ką prisiminiau, kad šiandien viską filmuodamas belia kaip stengiausi nesakyti žodžių. Nes kaip pats žiūrėjau praeitą video, tai ten kokį 50 kartų sakiau žodžių. Gal šį kartą biškį mažiau gavosi žodžių pasakyti. Jaudulys daro savo visgi. Ant kiek aš viską apsiskaičiavę šiandien buvau. Nors lietaus nerodė, bet jau atsisėdau į mašiną važiuoti namo. Pila. Super. Vadinasi, daugiau būčiau niekur nebepasidaręs. Gerai, dabar jau tikrai iki.